Lietuvos krepšinio fanų komanda Šakių Vytis ir toliau skina vieną pergalę po kitos nacionalinėje krepšinio lygoje. Šeštadienį namuose vykta Vilniaus Perl MRU ekipa rezultatu 80-63 ir iškovota 14 pergalė iš eilės bei 24 šiame sezone. Problemų varžovai pridarė tik pirmajame kėlinyje, po kurio Vytis nuolatos tolo ir neprisileido per pavojingesnį atstumą visą likusį rungtynių laiką. Akivaizdu, kad po šios pergalės ekipa nustaikė tik į pirmąją reguliaraus sezono vietą, kurie kol kas įstaisė varžovai iš Marijampolės. Rezultatyviausiai Šakių ekipos gretose žaidė Marijus Užupis, pelnęs 14 taškų, po 13 pridėjo Dominikas Domarkas ir Ignas Vaitkus. Karolis Brusokas surinko dvigubą dublį, įmetęs 10 taškų ir atkovojęs 12 kamuolių. Kitą savaitę ekipos laukia 2 mūšiai su Palangos klubu. Penktadienį išvykoje, šeštadienį namuose. Mes buvom pasiruošęs stipriai kovai, ruošėmės, mokinomės jų derinius, atidirbom ir turim rezultatą. Žaidėm susikaupę, norėjom labai laimėti ir ką galiu pasakyti, esam geroj sportiniai formoj, jaučiam vienas kitą, žinom kur nusimest tą pasą. Manau, dėl to tas susikaupimas, didesnis noras laimėti ir ta kokybė žaidimo geresnė, tai ir lėmė pergalę. Šakių Vytis ir toliau lieka antroje turnyrinės lentelės vietoje ir tęsia lenktynes dėl pirmosios.